Na, kai užgesina šviesas, tai jau sako, kad reikia pūst žvakes ir eiti namo. Bet mes neeisim namo. Labas į pavakarį visiems čia susirinkusiems. Dabar tas šviesas užgesinu ir aš nespėjau pažiūrėti, kiek čia iš jūsų atėjote su grėbliais ir tarbomis. Iš sodo arba prieš sodą. Žinot, kaip aš labai ruošiausi šitam renginiui ir žiūrėjau, kam tinkama šita diena. Ir paklausiau netgi ChatGPT, kaip jaunimas sako, tai man ChatGPT pasakė, kad pagal mėnulių kalendorių tai yra tobulas laikas tvarkymuisi. Galima naikinti piktžoles ir kenkėjus, purenti žemę, formuoti lysves ir tvarkyti kompostą. Bet žinot, čia su tais žemės ūkio naudmenų našumais keblus reikalas. Važiuodamas skaičiavau karves, tai pasibaigė ties Vidiškiais. Bet matyti nebereikalo, tenai tas greičio radaras pelningesnis reikalas už gyvulininkystę. Kur nors Žemaitijoje irgi, žinot, vienos pelkės, ten ne vienas kryžiuotis priburbuliavęs, o Dzūkijoje tai ką ten iš viso 3 miltys, 2 pušys ir 1 grybas, tai su ta žemės ūkio nekoks reikalas. Tai mums šiandien labai smagu grįžti prie tauresnių dalykų. Ir viena Utenos krašto poetė savo eilėraštyje yra rašiusi, nesupykit dėl mano suvalkietiško akcento, kalbant aukštaičių uteniškių tarme, rašyk apie meilį turnelą, jei mirtis ką ir bijo, tai tik jas. Čia Reginos Katinaitės Lumpickienės žodžiai, tai mes ir tokiais žodžiais iš tikrųjų, ko gero, labai tinka pradėti šitą gražią dainuojamosios poezijos šventę, kuri vadinasi Pavasariui, meiliai, gyvenimui. Na ir šį vakarą mes naikinsime blogos nuotaikos pusnis, purensim sielos priesmėlį, formuosime metaforų ežes, tvarkysim žodžiu buities puveikus. O vietoj šakių naudosim gitaras, sintezatorius, būgnus, balso stygas, nežinau, dar kažkokius instrumentus, kuriuo aš nelabai nusimanau. Na ir vakarą, žinot, mes nekokie tai seksistai ir nesenamadiškai, bet vis tiek, jeigu į urvą vyrai vis moterys įleidžia pažiūrėti, ar meškos nėra ir sako moterims pirmenybė, tai na, mes nuo damos ir pradėsim šį vakarą. Na, o jinai pademonstruos, kas atsitinka, kai būdama 5 koncertuoji į parduotuvę einančioms kaimo moterytėms. Tai po to tampi statybų inžinierė ir pradedi dainuoti originalias savos kūrybos dainas. Gal tos dainos iš laukinės obels, kad lyja žodžiai žali, o ryte langan pasibeldžia auksas. Kiek aukso, o kiek žalumos toje poezijoje mes dabar išgirsime pakvietę į sceną dainuojamosios poezijos kūrėją ir atlikėją, kuri gimė prie Utenos, po to kažkaip per Svėdasus atsidūrė Panevėžyje, dar pasiblaškė po Lietuvą ir šiandien grįžo į gimtuosius kraštus jums padainuoti. Rima Žudienė. Aš esu gimusi ir užaugusi, paaugusi, tiksliau Minčioje, ten grybavusi, dabar labai retai nuvažiuoju, neturiu laiko, bet turbūt jau į pensiją to išeisiu, tai tada ten sėdėsiu. Susitiksim grybaudami. Taigi, šiandien padainuosiu turbūt, kad galvoju, ar čia savo ar ne savo, bet turbūt, kad dainuosiu savo kūrybos dainas. Pirmoji daina, kurią padainuosiu Albino Kuliešiaus žodžiais, vadinasi Nebebus tavęs. Kodėl taip maudžia širdį nuo tylos, kuri dar vakar man ramybė buvo. Nebus tavęs, nebus jau niekados.
sušildysi jau savo kūnu, aš iškeliauju nevilties taku, kur tik lietus ir pilkuma tebūna. Tekės ir nutekės vanduo, ir aš kartu nuplauksiu laiko upėn. Pavasarį atsėlino ruduo ir palietė mane dar tavo lūpom. Pavasarį atsėlino ruduo ir palietė mane tavo lūpom. Prie lango nebelauksiu jau tavęs. Mačiau, kaip vakar praėjai pro šalį, skaičiuos lašai manąsias minutes. O aš rašysiu baltus laiškus savo daliai. Tekės ir nutekės vanduo, ir aš kartu nuplauksiu laiko upėn. Pavasarį atsėlino ruduo ir palietė mane dar tavo lūpom. Pavasarį atsėlino ruduo ir palietė mane tavo lūpom. Ir palietė mane dar tavo lūpom. Dar viena daina, kuriai žodžius parašė Regina Balevičienė. Pamiršau pavadinimą. Prisiminsiu pabaigoje. Nesugalvosiu, negaliu. Gali supykti poetė. Jis kažkaip tai labai mažai susijęs, tik tai tuščios pėdos man. Kažkur tai toli bus tie žodžiai. Nusimetusi rūbą nubėgsiu, pražydusi juoką urienų, paklausyti, kaip volungės kliegia, pranašaudamos rūvantį lietų. Lieski kūną lietautų juk moki, toks švelnus lietus būti gali. Tas ruvenantis vakaro šokis, lyg pečiais slystų mėlynas šalis. Aš dar vis lietumi išmatuoju tavo tylų gaukšėjimą pėdų. Apsisiautus lietum aš alsuoju, tuščios pėdos nemoka skambėti, ir todėl aš į vakaro tylą prisiglausiu, vėl pradeda lyti. Slopsta žingsnių vokalas sudyla, man jaukiau lietuje pasilikti. Atminty tik tai vakaro šokis, ant delnų miršta laiko plaštakis. Jau aušroja lėtai, rytas noksta, o tamsoje tavo blėstančios akys. Nusimetusi rūbą nubėgsiu į pražydusį juoką urėdų, paklausyti, kaip volungės kliegia, pranašaudamos srūvantį lietų. Aš dar vis lietumi išmatuoju tavo tylų gaukšėjimą pėdų. Apsisiautus lietus
lietum aš alsuoju, tuščios pėdos nemoka skambėti ir todėl aš į vakaro tylą prisiglausiu, vėl pradeda lyti, slopsta žingsnių vokalas sudyla, man jaukiau lietuje pasilikti. Ir todėl aš į vakaro tylą prisiglausiu, vėl pradeda lyti, slopsta žingsnių vokalas sudyla, man jaukiau lietuje pasilikti, man jaukiau lietuje pasilikti. Ačiū. Na ir pabaigai savo mėgstamiausio poeto Romualdo Žilinsko žodžiais Akių kuždesiai. Tai tokia labai tragiška daina, bet man jinai labai prie širdies. Tiesiog, kad aš pamačiau šitas eiles, aš Romualdo Žilinsko žodžiais turiu nemažai sukūrusių dainų. Kada pamačiau šis, galvoju, aišku, tokiom eilėm atrodo, ar nereikia nei muzikos, nei nieko, bet jinai mane palėtė, ant kiek ta meilė turi ir gal ir būna, nežinau, aišku, kad būna, jeigu taip prašo žmogus, tai tokia baisi, kad geriau žmogus, sakosi, būtų gimęs aklas. Tai va, Akių kuždesiai. Kažkada žiūrėjo akys, tokios buvo tik tada, jos tylėjo, bet man sakė rudenio liūdna gaida, kad nurauks klevai prie kelio, dangus vakaro nuraus ir ateis naktis, kai gersim iš šaltinio to švaraus. Gelmės iš sielos, ten švenčiausi vandenai, saujomis žvaigždės nubėrus, glosti sapną man jinai, nebebus sapne gegužių ir birželio nebebus, vėjas lapkričio dienų žaus, plėšys varganus lapus. Neskaitytus, tartum pažadus tuščius, ir žiūrės jau akis kitos, o man rudeniai nedžius, lis ir lis be sustojimo, gal aš šais, galbūt vilti, ir kuždės naktis užkimus, kad aklam reikėjo girt. Ačiū Rimai. Na, po tokių dramatiškų dainų net nežinau, kas čia gali sielą paguosti, bet pagalvojau apie pinigus. Aš kaip pragmatiškas pusiau kaimietukas iš Suvalkijos visada pasidžiaugiu, kai menas ir komercija pasirodo vienas kitam nemaišo. Taigi kitas šio vakaro atlikėjas yra žmogus, kuris, kaip pats teigia, pardavęs Lietuvoje daugiausia gitarų. Tai jeigu kam nors už sienos kažkas brazdina, nervus gadina, naktimis groja, tai žinosit dabar ką kaltinti.
Tai šiaip išmano ne tik apie gitaras, groja ir lūpinę armonikėlę ir yra apdainavęs seną tėvo smuiką. Na, atlikėjas yra ne tik komersantas, bet dar ir kuria dainas, lipina joms sparnus, kaip pats sako, ir paleidžia jas augti. Tiesa, kadangi ne tik komersantas, tai albumo vis dar neišleidęs ir tikisi jį išleisti rytoj, o kol nėra albumo, tai tol nėra ir pajamų iš albumo. Muzikoje vertina nuoširdumą, paprastumą ir švarumą ir nežinau, ar yra koksai ryšys, bet man atrodo, YouTube truputėlį pamelavo, nes dainuoja apie stalą be gėlių. Tai sutikime dabar Richardą Mikalajūną, paaiškinti mums, kodėl šitas stalas yra su gėlėmis. Labas vakaras. Na, kad komersantas, tai pirmą kartą girdžiu. Daugiau nesu aš verslininkas, aš tiesiog dirbau muzikos instrumentų parduotuvėje, kaip čia buvo minėta. Vienoje dirbau Tamstoj, toj žinomiausiai, dabar tokioj Milgretoj, jau čia reklaminė pauzė, aišku, tokia. Bet nesužlugdykit mano vilčių, Richardai, pasakykit, kad ne už dyką dalinot tas gitaras. Ne, na tai aišku, kiekvienam žmogui pagal sumą visada klausia, koks biudžetas jūsų instrumento gali būti. Tai labai dažnai žmogus nusprendžia labai pigiai pirkti, o aš būdavo įkalbu arba ten pasiūlau paskolinti, nes čia gitara, čia labai svarbu, čia reikia biškį daugiau, kaip sakyt. Tai savas žmogus iš karto matau. Ta prasme gal toks, jo, komerciškai šiek tiek buvau, bet vis dėlto šilta pas jūs, tai neapskaičiavau savo kovinę aprangą truputėlį, teks pamažinti. Labai gerai, kad galima pasikalbėti su žemiečiais, aš iš tikrųjų kilęs iš šito krašto, tai labai smagu pas jūs kažkada vėl grįžti, nes tai buvo mokyklos laikai, kai aš grodavau. Norėjau pasikviesti savo netgi literatūros lietuvių kalbos mokytoją Stepą Edminavičių, kurį tikriausiai visi puikiai žinom. Ir jisai įkvėpdavo mus ir užduodavo tokias užduotis, pavyzdžiui, Rabindranato Tagore dainas tekstais buvo filmas toksai ir turėjom išmokti. Tai jis tokias užduotis užduodavo, kad dabar žiūrint tiesiog didžiuojasi, kad turėjai tokį mokytoją ir tai čia buvo diena vis dėlto. Tai va, o pirma daina bus iš koncerto, kurį mus taip pat Stepas suorganizavo 6-oj viduriniai. Ir koncertas vadinasi Apie dainą ir tave, Eugenijaus Matuzevičiaus tekstas. Dainavome. O žiūrovų aš paprašysiu, kas mokat, truputėlį pasimankštinti, pagal ritmą. Žaibo liepsna. Nebėr ko raudot ir gailėti. Negimusi mirė daina. O rodos tiek maža reikėjo ir vežtųsi žodžiai srautu. Matyt manimi netikėjai.
buvom kartu. Žodžio to, nelaukiai to žodžio, nelaukiai. Ir aš jo brangaus neradau. Vėl širdis tuščią lapą užbraukia, gal šitai geriau man ir tau. Visa kitai man atrodė, kad meilė, kad laimė arti. Norėjau surast tokį žodį, kur liktų tavo širdį. Žodžio to, nelaukiai to žodžio, nelaukiai. Ir aš jo brangaus neradau. Vėl širdis tuščią lapą užbraukia, gal šitaip geriau man ir tau. Langais bėga ūžiantis lietus, lange dega žaibo liepsna. O vis dėlto baisiai norėtų, kad niekad nemirtų daina. Žodžio to, nelaukiai to žodžio, nelaukiai. Ir aš jo brangaus neradau. Vėl širdis tuščią lapą užbraukia, gal šitaip geriau man ir tau. Labai ačiū. Žodžiai Eugenijus Matuzevičius. Sekanti dainelė bus mano muzika ir mano tekstas. Čia jau studentavimo laikų. Tokia naivi daina apie tai, kaip saulė šviečia, į kelionę kviečia. Šiandien tokia graži saulėta diena. Šiandien saulė šviečia, mūsų į kelią kviečia. Mes išeisim dviese, ten, kur rasim tiesą, ten, kur mūsų laukia, ten, kur mūsų vėl šaukia. Kur atvertos
iškeltos burės, plauksim per jūrą, per vandenį sūrų skriesim ant vėjo sparnų. Bures plauks iškėlęs laivas iš mūsų svajų. Atrasim krantą, kur svajonės krenta, pasiliksim dviese, ten atrasim tiesą, ten, kur mūsų laukia, ten, kur mūs vėl šaukia, kur iškeltos burės, kur atvertos durys, plauksim per jūrą, per vandenį sūrų skriesim ant vėjo sparnų. Bures plauks iškėlęs laivas iš mūsų svajų. Labai ačiū. Kadangi suteikė po 3 dainas dainuoti, didelė labai tikrai garbė. Tada aš nusprendžiau padainuoti tekstą, kurį parašė mūsų žemietė Regina Katinaitė Lubickienė ir muzikas šitai dainai. Kaip nekeista, jūs nepatikėsit, sukūrė Utenos toks žymus fotografas, gitarų meistras. Ir aš nuo jo, kaip sakyt, pasiskolinau tą dainą, šiek tiek padariau aranžuotę. Tai va ir stalas be gėlių. Rasi už mane geresnį. Tik tai prašau labai manęs neteis. Juk tu žinai ir aš nebe nuodėmių. Todėl tyli ir aš tyliu. Tarp mūsų stalas be gėlių, tarp mūsų vakaras ir vėjas.
tik tai, kas jau praėjo ilgai, tyliai ir aš tyliu, pakeisti nieko negaliu. Tarp mūsų vakaras ir vėjas, kuris jie nesugrąžins jausmų. Man ir žolė visada žalia. Ir meilės žodžiai šildo ir nešildo. O mes kažkaip gyvenam šalia. Gyvenimo gražaus ir ilgo. Todėl tyliai ir aš tyliu, tarp mūsų stalas be gėlių, tarp mūsų vakaras ir vėjas, ir tik tai, kas jau praėjo ilgai tyliai, ir aš tyliu, pakeisti nieko negaliu, tarp mūsų vakaras ir vėjas, kuris nesugrąžins jausmų. O mes nors ir gyvenam šalia. Kartu nebuvome ir nepastebėjom, kaip po tuščių iliuzijų banga. Gyvenimas pro šalį ėjo, todėl tyliai ir aš tyliu, tarp mūsų stalas be gėlių, tarp mūsų vakaras ir vėjas, ir tik tai, kas jau praėjo ilgai tyliai, ir aš tyliu, pakeisti nieko negaliu, tarp mūsų vakaras ir vėjas, kuris jau negrąžins jausmų. Ačiū. Regina Lambickienė, gitarų meistras. Ačiū Ričardui Mikalajūnui. Ričardas mums ką tik pademonstravo, kad menas vis dėlto yra aukščiau visko. Ačiū, Ričardai. Ačiū. Na, žinot, mes žmogus toks padaras, kad visada dairosi, kasgi anapus tvoros, ten žolė žalesnė, žmona gražesnė, tai aš augdamas Šakiuose irgi vis dairydavosi, kas ten kitoj Nemuno pusėj, kokiosgi ten merginos laksto, kiek kviečių iš hektaro prikula, apie ką dainuoja. Na ir būdavo labai smalsu, kasgi ten vyksta Jurbarke, Raseiniuose. Ir laukdama šito renginio pabandžiau pasiieškoti informacijos, apie ką jie ten dainuoja. Ir labai keisti dalykai pradėjo ten man iškilti iš interneto. Pasirodo, jie ten geria arbatą lietuje. Jau vienas neūkiškumas. Tikriausiai dviese. Dar antras neūkiškumas. Ir po to dar apgailestauja, kad man trūksta tylos. Šičia yra frazės iš atlikėjų tekstų. Na, o atlikėjai yra labai impozantiškais vardais. Vienas yra
Aridonas, o kitas Rytas. Na, Rytas Utenoj gal siūlytume pakeisti vardą į Juventusą gal, nes man kaip kauniečiui tas Rytas su Vilniumi asocijuojasi. Bet vis dėlto šitas Rytas yra iš Raseinių. Tai dabar mes pakviesime Utenos, aš susimaišiau dabar, Jurbarko ir Raseinių dainuojamosios poezijos atlikėjus Aridoną Daukšą ir Rytą Germanavičių. Jeigu internetas nemeluoja, tai dainuos Aridonas, o akomponuos Rytas. Mus jau pristatė, bandysim kažką tai padainuoti. Pirmas kūrinys, kartais tampu poetu, tai pabandysiu. Kalno papėdė, kur ošia seni ąžuolai, kur visus metus švietė saulė ir kėlė žydėjo. Gyveno, kadaise gyveno 6 milžinai. Jie saugojo žemę nuo priešų, jo žmonės mylėjo. Per dieną jie žaidė, linksmino žemė vaikus. Statė jiem laimės pilis, gėrio namus. Ir žmonės kadaise žemėj miegojo ramiai. Žinojau, kad saugo juos 6 milžinai. Per dieną jie žaidė ir naktį visai nemiegojo. Piešė gražiausius sapnus ir žmonėm dovanojo. Barstė po dangų žvaigždės, po pievas rasas. Tyliai dainavo vaikam lopšines. Per dieną jie žaidė ir naktį visai nemiegojo. Piešė gražiausius sapnus ir žmonėm dovanojo. Barstė po dangų žvaigždės, po pievas rasas. Tyliai dainavo vaikam lopšines. Kalno papėdė, kur ošia seni ąžuolai. Gyveno, kadaise gyveno 6 milžinai.
išplitusią, tyliai plaukia toli nuo kitų taip toli, kad neatsilikusi. Dėkok už dieną, tarsi tau sutverta, ir nusilenk žemai į 4 pusės šį vakarą ir už visą savo laiką, nes kas žino, gal nebus jau kito karto, kas žino, gal nebus jau kito karto dėkot už dieną, vien tik tau sutverta, o ypač pasimelst už tas dienas, kurios mane gyvenimo nevertos, ir nutyla visai tarp žiedų, plaukia valtis į deltą išplitusią, tyliai plaukia toli nuo kitų taip toli, kad neatsilikusi. Driskis nuo šiukšlyno, pakėlęs galvą įžūliai, sušunka kraują, o ne vyną, geri tu, baidosi arkliai. Po arklio kojom klykia vaikas, bet lekia gatvėm karieta, ir karūna tvirčiausiai laikos. Tik tai valstybė netvirta, ir karūna tvirčiausiai laikos. Tik tai valstybė netvirta. Aldonas Daukša ir Rytas Germanavičius mums ką tik pademonstravo, kodėl verta dairytis į kitą Nemuno pusę. Ačiū Aldonui, ačiū Rytui. Na, o dabar grįšim arčiau Utenos, tiksliau visai į Uteną. Mat, kitas atlikėjas yra pilnametės grupės gyvavusios virš 18 metų, bet čia būtasis laikas gyvavusios. Kodėl gyvavusi, o ne gyvuojanti, gal paskui galėsim paklausti atlikėjo, bet kuris vėliau pradėjo solinę karjerą ir visko yra pridainavęs, apdainavęs ir išmatavęs. Interneto platybėse randu tokių frazių ir išmatavimų. Per aukšta žolė, per gilus vanduo, per sunkus akmuo, ant mano kūno rasala krinta, o kai ta rasala užkrinta, po to trumputis bučinys, o kas toliau, mes dabar paklausysime Rolando Paškevičiaus.
diena? Pas mus Rolandai diena, o pas žiūrovus jau vakaras. Pas jūs jau vakaras. Labai apie mane čia viską pripletkavoja, viską išdavė. Dabar Čia internetas, aš tik pacituoju. šiais laikais. Ačiū labai, kad atėjot, ačiū, kad pakvietėt. Smagu, kad pavasaris ir jūs dar nepasidavėt tokiam žemės ūkio veiklai iki galo dar nepanėrėt, tai kad leidžiat paganyti savo širdeles. Tai be didelių įžangų pagrosiu jums keletą dainelių. Visiems gražios popietės. Tu vardų neklausai, laiko nebėra, draugystė čia, laiko nebėra. Tu žiūri į veidus, išblyškusius, į nuodėmes visas. Tu vardų neklausai, nes tyla kitam upės krante. Jis saugo nuo to, kas lieka čia. Žingsniai norime pakilt sparnais, žvaigždės bevardės namo eilėj. Niekas nesibaigia, tik tai kitaip. Viską į vieną suveskeliai. Tu vardų neklausai, nes ir taip žinojai juos nuo pat pradžios. Lietaus nuplautus, vėjo išbučiuotus be pabaigos. Tu vardų neklausai, nes jų reikėjo tiems, kurie keikė ar glaudė prie peties. Žingsniai norime pakilt sparnais, žvaigždės bevardės namo įleis, namo įleis. Niekas nesibaigia, tik tai kitaip. Dar nežinai viską į vieną suves keliai, suves keliai. Žingsniai nurimę pavirs sparnais, baltais, baltais. Žvaigždės bevardės namo įleis, namo įleis.
Seniai nuvykę visi gitaros pamažyti gyvena. Negaliu išbrist per aukštą žolę, negaliu nupjaut per aukštą žolę, pavirto medžiais per aukštą žolę, o aš toks mažas, per gilus vanduo negaliu išsemt, per gilus vanduo negaliu panert, per gilus vanduo jis toks tamsus, per gilus vanduo, o aš seklus. Per tolimi keliai, žingsniai per maži, per trumpą dieną praveria per platus dangus negaliu įkvėpti, per platus dangus negaliu į širdį sudėti, per platus dangus gyvena šiaurės vėjai, per platus dangus mane sugėrė. Per tolimi keliai, žingsniai per maži, per trumpą dieną praveria duris, kaip dabar spindėt, kaip dabar nusekti, kaip neduoti išgerti, švyturiai vilties, per aukštą žolę, per gilus vanduo, per platus dangus, per sunkus akmuo.
pasakoju, kiekvienas jūs savo galvoje, savo širdise, vis tiek kitaip suvirškinsit negu aš. Bet jeigu paliečia, man labai malonu. Aš galvoju, kad mums pakeliui akivaizdu suklydau. Tavo būrės iškeltos, o aš nersiu giliau. Aš galvoju, kad mums pakeliui pasirodo netoks jau įdomus aš tau. Akys kalba, lūpos tyli vėl. Jaučiamės intuityviai, reikia taškus sudėti. Aš galvojau, kad mums pakeliui akivaizdu suklydau. Tavo altorius toks aukštas, o aš nersiu giliau. Akys kalba, lūpos tyli vėl. Jaučiamės intuityviai, reikia taškus sudėti. Taškus sudėti. Ekspresyvusis Rolandas Paškevičius. Taškus sudėjus ateina Amba. Rolando grupė vadinosi Anbo, bet mums visiems vis tiek visada pakeliui bus su gera melodija ir prasmingu žodžiu. Ačiū, Rolandai. Įsiūbavo Rolandas čia audras su savo ekspresija, o dabar aš galvoju, kad ne tik čia pas mus tos audros, bet ir tarptautinių santykių vandenynas šiuo metu
Audringas, grėsmingas, tokia tokata, fuga ir špyga vienu metu. Bet gal aš kažką netaip suprantu, reikia kviesti geresnių specialistų tuose tarptautiniuose santykiuose. Ir štai vienas dainuojamosios poezijos atlikėjas, beje kilęs iš Utenos krašto, šiuo metu studijuoja Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Aha, dėl to turbūt YouTube'ai dainuoja apie padarus purvais apskretusius. Na, bet nežinau, kita vertus prisipažįsta, kad gyvas būna rudenį, bet matau, kad gyvas yra ir pavasarį. Na, nežinau, ar uteniškiams reikia pristatinėti, bet kas nepažįsta, tai aš pristatysiu. Kasparas Balynas. Ačiū labai, šaunus pristatymas. Jau daugybę kartų buvo šį vakarą pasidžiaugta jūsų gausa, jūsų ateimu, pasirinkimu muzikos, o ne gamtos. Tai dar kartą džiaugiuosi tiek dėl jūsų, tiek dėl mūsų galimybės tarp tokių muzikantų pasirodyti šiandien. Tai ta linksma gaida ir 3 dainos, kurias esu paruošęs, bus optimistinės, pavasariškos, labai linksmos. Tai pirmoji Renatos Gužauskienės žodžiais pavadinimu Mano avys. Pasileido laukais mano avys, vienos baltos pūkuotos nekaltos, kitos juodos sulautos gauruotos, ištylėtais kaltūnais apkaltos. Pasileido į pievą ramunių ir baltųjų jų niekas nematė, iš juodųjų eilėraščius mezgė, nuo kurių ašarodavo akys. Kai ramunė meluos, kai už centą parduos, lyg už butelį vyno pragertas, nesuradęs tiesos žodį išduos iš vilnonio siūlo nertas. Ir gyvenimą visą po siūlą susimegsiu ir vėl išardysiu šitai baltojo lauko būrimą. Lyg arimais juodai apraizgysiu. Pabraidyki po pievą ramunių, ant peties pasitupdęs plaštakę, tavo avį patempsiu už siūlo ir pradės ašarot tavo akys. Kai ramunė meluos, kai už centą parduos, lyg už butelį vyno pragertas, nesuradęs tiesos žodį išduos iš vilnonio siūlo nertas. Kai ramunė meluos, kai už centą parduos, lyg už butelį vyno pragertas, nesuradęs tiesos žodį parduos iš vilnonio siūlo nertas. Iš vilnonio siūlo nertas. Ačiū.
Ir sekanti daina žodžiais mūsų kraštiečio, nuostabaus poeto Petro Panavo eilėraštis Dar gražus, taip vadinasi ir daina. Dar gražus pasaulis, dar šviesus, skalo malkas, skalbia varas juokės. Atsakai dar, sako už visus, žmogų žemę obuolį nunosį. Dar gražus pasaulis, ežeruos su pasmeldai žuvys, šokinėja nuo žeros iki kitos žeros. Džiūgauja beržai ant žalio vėl, nuo žeros iki kitos žeros. Džiūgauja beržai ant žalio, džiūgauja beržai ant žalio, džiūgauja beržai ant žalio. Dar gražus pasaulis, dar brangus, nors gražumas su niekšybėm pinas. Dar turi draugus ir nedraugus, pievoj lyg poemoj kvepia kvynas. Neištirpo dar kalnuo sniegai, ežerai šitie neišgaravo. Šilas ir stogai, tykiai džiaugias, meilė pavėla. Taikiai dega, šilas ir stogai, tykiai džiaugiasi ten meilė, tykiai džiaugiasi ten meilė, tykiai džiaugiasi meilė pavėla. Kažkada mus iš tikrųjų, kažkada mus iš tikrųjų, kažkada mus iš tikrųjų, kažkada mus iš tikrųjų bus. Na ir dar viena pavadinimu Debesys, nuostabiojo Sauliaus Mykolaičio daina. Mano mylimas Paulius širvys nemelavo, bet tavęs lygi galo. Iki dugno tas stikla sukramtyta akimis. Tai, kas buvo, nebėra, kas yra su mumis. Ir debesys
Kaspinu į širdį. Debesys, balus smėlių į akis. Debesys, seniai nerašo ir negirdi. Iš debesų nepasibeldžia. Laikas trenkia į veidą, kibirkščių per mažai. Sukarpytas dangus, sukarpyti vardai. Į geltonas akis smėlis byra iš lėto. Akmenim atsiprašėm, lietumi apsimėtėm. Ir debesys raudonų kaspinų į širdį. Debesys baltų smėlių į akis. Debesys seniai nerašo ir negirdi. Iš debesų nepasibeldžia. Juokės vakaras pilnas auksinių raidžių. Mano antkapį neša šešėliai žvaigždžių. Blizga marmuras vakarų, blizga akmuo. Mano gyslomis teka ne kraujas ruduo. Ir debesys raudonų kaspinų į širdį. Debesys baltų smėlių į akis. Debesys seniai nerašo ir negirdi. Iš debesų nepasibeldžia. Į duris. Nu, o dabar prie Kaspero žadėjo prisijungti žmogus, kurį internetas apibūdina kaip jaunųjų muzikantų korifėjų. Matyt, tų jaunųjų prisižiūrėjęs atlikėjas pasiilgo mokyklos ir po 50 metų nusprendė į ją sugrįžti. Tiesa, prieš tai tą mokyklą uždarė. Matyt, mokytojų nepasiilgo. Tai tiesa, uždarė valdžia. Labas vakaras visiems. Valdžia ir demografija, o ne menininkai uždarė tą mokyklą. Na, o atlikėjo, kurį turbūt visi Utenoje pažįsta, Rimanto Sinicos. Čia aš kaip prielipas. Gyvenime tikriausiai visada geras intervalas, nes būtent tokią grupę, tokiu pavadinimu jis yra įkūręs. Ir man atrodo, kad mums dabar... Čia yra dar keletas narių. Ar ne? Tai, Rimantai, bet dabar, man atrodo, ir tiems nariams, ir mums, ir žiūrovams bus geras intervalas, nes dainuos Rimantas Sinica. Taip mane išgyrėte. Kai vakare mano sode žaidžia linksmai saulės blyksniai, vėjas tingus supa lapus, drasko lipnius laiko tinklus. Ten už rygos sprangios dulkės piesto kaitronį, pėdos smulkios nepagalvoju, nesiskundžiu nepagalvoju. Lipo lietaus, šilto švelnaus,
lakstu ir nuo žolių rasą geriu, lyg iš mažų laimės delnų. Čia aš tikiu, savo žodžiais būti galiu, ne vienodas toks, koks esu, geras, blogas, toks, koks esu. Sodas, į kurį vienas einu slapčia, kaip dėdesys, tokia rimsta miestas vakare ir durys uždarau tvirtai paskui save, kai visi laukia miego valandos. Medžių šlamesį, lapų gyvam šilke, kaip mintis, tarp juoko aidas kalnuose ir viltis, laukia naujo ryto laukime ir širdis atsigauna erdvėje, kai diena užmiršta. Kągi vėlu virsta šalčiu, tai laikina, sodo visam grįžt neilgai, jeigu žinai, sodas dėja, kad svajose keista tik tai, jeigu niekad te nebuvai, miestui miegant tai netoli, jeigu tiki, rasti gali. Sodas, į kurį vienas einu slapčia, kaip dėdesys, tokiai rimsta miestas vakare ir durys uždarau tvirtai paskui save, kai visi laukia miego valandos. Medžių šlamesį, lapų gyvam šilke, kaip mintis, tarp juoko aidas kalnuose ir viltis, laukia naujo ryto laukime ir širdis atsigauna erdvėje, kai diena užmiršta. Ačiū. Rimantas Sinica ir Kasparas Balinas. Kasparas Balinas ir Rimantas Sinica. Utrena ir Tarptautinių santykių institutas. Ačiū Rimantui, ačiū Kasparui, o dabar jie viską išsineša, aš galvojau, tik suvalkiečiai vežasi namo viską tą randa svečiuose, bet jie namie, tai jiems galima. Na, o dabar mes turime ir svečių, kurių šiaip jau pristatinėti nereiktų, visi juos žino ir visi juos pažįsta, bet aš noriu pavaidinti, kad dirbau ir rankiojo informaciją, tai vis tiek pristatysiu. Dabar atliks dainas duetas. Vienas yra teatro ir kino aktorius, dainų autorius ir atlikėjas. Mėgsta papokštauti užsisakydamas viskį ko ne Napoleono laikų derliaus ir bendrauti su kasoje sėdinčiu nebyliu. Yra vaidinęs aklą smuikininką ir pastatęs spektaklį Liftas į dangų. Po to, kai pasiekė dangų, išleido knygą Odė lūzeriui. Kitas yra muzikantas, aktorius, kompozitorius ir atlikėjas. Yra prisipažinęs, kad kartu su prieš tai mano pristatytu į aktorystę įstojo netyčia. Ir jau tada mokykloje buvo sukūręs pirmąją dainą Oi kaip gaila. Dar yra prisipažinęs, kad kai miega šalia jo yra instrumentas. Taigi mums visai negaila, kad šie du puikūs aktoriai ir dainuojamosios poezijos atlikėjai įstojo kad ir netyčia į tą aktorystę ir kad tą gitarą ne tik šalia savęs miegant laiko, bet ir pas mus atsivežė. Taigi pasitikime Olegą Ditkovskį ir Saulių Vareikį. Labą vakarą visiems. Miela Utena, norime pasveikinti jūs su teisingu pasirinkimu šį vakarą praleisti su bardais. Taip pat labai dėkojame rengėjams už galimybę pasidalinti keletų savo muzikinių monologų. Gero vakaro, tikimės, kad mūsų tie keli monologai bus tinkamas fonas jūsų pavasarėjantiems monologams. Čia dar pasijungti reikia.
Tai amžius. Ilgesys neklaida kažkada numaryta į duobę padėta. Pasakyk čiūri, kada mus padangėje vėl tarp saulė. Netiesos nekalbėk, neklausysiu, ją žinau, nors meluoju pats savo. Pėdas smėlyje pasirašysiu, net dangus nežinos, ko meldžiau. Kabinsiu vaitojanti sniegą, vėją saulę į save panašius. Atvėsinsiu galvą prieš miegą, savanosiu už savo draugus. Viskas baigsis, užaugs ežerijos, baltas pernas žemę nuklos, pasiklysiu eilėraščių rimuos, kas manęs ten anapus ieškos, sustatysiu klaidas smėlio saujoj. Nežinau, ar nuo to palengvės ilgesys nesiliauja, tik kažin ar sugrįžti padės. Apkabinsiu vaitojantį sniegą, vėją saulę į save panašius. Atvėsinsiu galvą prieš miegą, savanosiu už savo draugus. Apkabinsiu vaitojantį sniegą, vėją saulę į save panašius. Atvėsinsiu galvą prieš miegą, savanosiu už savo draugus.
visa tai kas laimė ir guoda. Tik praskrendančia paukščio akyse. Sugaukta žiežirbą prašau savęs kaip vaiko. Neleisk pareiti suprasta žinia. Šalia yra šiandien diena dar laiko. Laukiniai paukščiai ir galbūt mane. Laukinis paukštis, paukštį rudagalvį, kažkaip žemai. Šį kartą tu skridai, lyg atsimušęs į klastingą kalbą. Kur tamsios uolos ir šalti ledai. Ir man sunku tokių uolų išvengti. Laukinis paukšti, tu geriau žinai. Kokia klastinga kartais būna šventė. Nauja skylė pakloti po velniais. Šiandien virš miesto eleiš
sningą, barsto žiema konfeti. Medžiai po sniegu laimingi užmigę, gatvių baltom sumaišty. Sninga ir vis nesiliauja, o pašto karietos įstringa kely. Mano laiškai dangumi iškeliauja, tolsta baltam sūkury, leidžias nuo debesio snaigė, nustebusi miestą apgaubia bežadė tyla. Ak, pamiršau, kad jau šitaip nuo seno rudenį keičia žiema, tolsta sūkurį, barsto konfeti, tolsta sūkurį, barsto konfeti. Šypsos mėnulis virš miesto pakibęs, gatvę užplūsta minia. Dairos po aikštę laike pasiklydę, klodas Monė ir dega. Leidžias nuo debesio snaigė, nustebusi miestą apgaubia bežadė tyla. Ak, pamiršau, kad jau šitaip nuo seno rudenį keičia žiema. Sninga ir vis nesiliauja, o pašto karietos įstringa kely. Mano laiškai dangumi iškeliauja, tolsta baltam sūkury, tolsta sūkury, barsto konfeti, tolsta sūkury, barsto konfeti, tolsta sūkury, barsto konfeti. Ačiū. Pagal planą mes norėjom dainuoti visiškai kitą dainą, bet kažkaip nusprendėm užbaigti optimistiškai. Pati linksmiausia mūsų repertuaro daina, jinai vadinasi Mirtis. Mirtis padovanojo man 6 metų, o žmonos pana pasidariau iš jų. Mirtis man duobę iškasė ir liepė gulti ją.
sūnau vyšnaitę, aš kabo duobėje, aš kabo duobėje. Mirtis atliko akmenį, čia takai saugos. Nusikaliau aš girnas ir užmiršau kapus, ir užmiršau kapus. Mirtis man davė šlakę, taip sako bus gražiau. O štai šitą dainą prie žvakės parašiau, prie žvakės parašiau. Saulius Bareikis, Olegas Ditkovskis, bet kad ir kaip Saulius linkėjo gero vakaro toliau, geras vakaras ko gero bus su grėbliais rankose, nes mūsų vakaras atėjo į pabaigą. Ir aš noriu pakviesti visus atlikėjus čia į sceną, jūs dar kartą jiems paplokite. Na, o Saulius ir Olegas ką tik pademonstravo, kad gera muzika tikrai prikelia iš numirusiųjų. Nagi, Rima Žudienė, Ričardas Mikalajūnas, Aridonas Daukša, Rytas Germanavičius, Rolandas Paškevičius, Kasparas Balynas, Rimantas Sinica, Saulius Bareikis, Olegas Ditkovskis. O ką, kiti jau į daržą nubėgo, tikriausiai, kad ne visi. Na, prašom, Rimantai, kur Kasparas? Na va, Jurbarkas ir Raseiniai jau irgi čia. Kasparas atėjo. Na ką, galėsit pasakoti, tegul sprimsta iš pavydo tie, kas dabar lysvės kasa, ar ne? Gerai, tai žodis Rimantui Sinicai. Visų pirma, ačiū jums, žiūrovai, kad atėjote, žemai lenkiuosi jums. Norėčiau padėkoti Tomukui, bendravardžiui, už garsinimą, Adolfui už šviesas. Taip pat norėčiau padėkoti Tomukui. Pirmas Tomukas, antras kitas Tomukas. Norėčiau padėkoti sielos sesiai Rimai ir sielos broliams štai jiems. Ačiū jums labai. Ačiū. Ir noriu paklausyti, ar kitais metais reikalingas toks renginys. Būtinai pasistengsiu. Ačiū jums labai. Rimantai, o kadangi aš jau šį vakarą, visą vakarą pradrybsojau ant šitos išraiškingos sofutės prieš šitokį išraitytą staliuką, tai norim padėkoti ir antikvarinių baldų parduotuviai esančiai Basanavičiaus gatvėje 59. Ir
Ir aišku, kultūros centrui už šitą jaukią atmosferą. Ir aišku, jums visiems. Kad tau...